ką, klausėt, kokia ta mūsų istorija, tai ta mūsų istorija liūdna, kai aš sakau, man tai gal jinai labiausiai liūdna dėl to, kad iš absoliučiai sveiko vaiko turim dabar sūnų su sunkia negale, o ta pradžia mūsų prasidėjo nuo to, kad tiesiog nuo nekalto sukarščiavimo, jisai porą dienų pakarščiavo, Jonas pavėmė, atrodo viskas rimo, bet tada staiga po tų kelių dienų prasidėjo beprotiški tiesiog priepuoliai, tai yra traukuliai, bet tokie iškart iki sąmonės netekimo. Tada iškart išsikvietėm greitąją, nu ir ką, išvažiavom į klinikas, intensyvi vaikų priežiūros palata, visokie tyrimai, ligos paieškos, pradžioj gal erkinis encefalitas, gal herpes smegenim ar dar kažkas, bet kažkaip niekas mums nepasitvirtino ir tada kažkaip jau medikai sako, jeigu nerasim kitos priežasties, tai liksim ties autoimuninio encefalito. Tai taip ir buvo po to Jono ta diagnozė ir buvo autoimuninis encefalitas, pasekoje to FIRE sindromas, o tas FIRE sindromas tai yra vaistam atsparytin sudėtinga epilepsija. Pasakoju, pritariu, taip. Tai va, tai ta epilepsija yra praktiškai nepasiduodanti gydymui. Mes tų priepuolių tebeturim kiekvieną dieną, bet kas yra liūdniausiai, kad kai atsigulėm į reanimaciją, vaikas buvo panardintas į medikamentinę komą, kokį mėnesį mes toj komoj prabuvom, kad tos priepuolius kažkiek apmalšint, bet jau tokie patys po komos nebeprabudom. Ir kai aš sakau į tą pradinį sąmoningumo lygį, dėja, bet Jonukas negrįžo. Tai vat, kokį mes jį turim šiandieną, šiek tiek prilaikomas jisai paeina, tai bet daugiausiai judam vežimėlio pagalba, nes greitai pavargsta. Nekalbam, nekomunikuojam. Na ir toks truputėlį likę, kai aš sakau, tų trupinių, ką jis buvo išmokęs. Bet šiaip labai minimaliai tų žinių kažkokių likę. O ko norėtumėt, kad žmonės jums padėtų? Apie aplamai pagalbas, ne? Nu, va, turim ir tą Jono fondą įsisteigę, turim tą fondą įsisteigę ne veltui. Kai aš sakau, gimė fondas vėliau, ne iš karto, todėl kad praėjus keletui metų tik tai pradėjom grynintis, išsigryninom, kai ką kompensuoja, kai ko nekompensuoja, išsigryninom, kas mums sudaro daugiausiai išlaidų, nes tikrai ir higienos priemonės ir visokios, nes Jonas turi ir gastrostomą, per kurią maitinamas yra, tai gastrostomai prižiūrėti yra visokie ten vamzdeliai, švirkštai ir taip toliau. Ir va, tokie dalykai nėra kompensuojami ir atrodo, va, euras po euro ir susidaro visokios dezinfekcinės priemonės. Tai kai kurie vaistai yra nekompensuojami, nežinau kodėl čia daug valstybės ten mastu. Tai tų kaštų yra ir aišku, va, turim su technika visokių dalykų, va, vežimą vieną įsigijom, bet pasirodys mums per sunkus, tai dabar reikia kito, bet kitą turim pirkti savo lėšom. Tai va dėl to ir yra tas fondas ir dėl to mes esam labai dėkingi visiems, kurie mus paremė, nes aš anksčiau jau nebesuprantu, kaip mes galėjom gyventi be to fondo, nes tie pinigai labai reikalingi. Juolab dabar esam suplanavę kovo mėnesį vykti į Varšuvą, į tokį palei reabilitacijos institutą, kur norim, kad Joną apžiūrėtų specialistai. Tai ten jau irgi, aišku, kainos yra nemažos, ten tūkstančiais viskas yra truputėlį skaičiavimas, ten tos 2 savaitės, gal, nu, sakom, 5-6 tūkstančių, tai gali tekt reikėti. Nežinom kaip, galbūt dar kažkokius įtvarus reikės darytis, nes ten jie toj srity labiau pažengė negu mes, tarkim, čia Lietuvoje. Tai va, tai visokie tokie dalykai, viskas kainuoja ir už tai mes labai dėkingi, kas paremia mūsų ir tą mūsų fondą papildo. Tai va taip.